Sveiki atvykę į dar vieną matematikos video. Ir šiandieną mes spręsime 2025 bandomojo VB pirmąją dalį. Bus 40 testinių uždavinių ir turėsim 2 valandas jį spręsti. Manau, sustilpsim tikrai į valandą, bet kaip veiks visas procesas, tai aš jums parodysiu, kaip spręsti visą uždavinį. Jūs turėsit aišku nuovokumą, kaip padaryti tą uždavinį. Tikiuosi labai jums padės visas šitas sprendimas, nes jokių nėra atsakymų. Nėra nei atsakymų, nei paaiškinimų, kaip darė užduotis. Tai tiem, kas aiškinosi klasėje, jo liuks, bet tie, kurie dar nori grįžti, pasimokyti iš šito bandoma, tai čia yra geriausia vieta, nes čia pamatysite ir visą sprendimą, ir teisingus atsakymus. Tai aš manau, galime ir judėti. Mes matome čia paveikslėlį ir mums reikia parodyti, kuris yra sinus x grafikas. O mes žinome, kad sinus x labai lengvai galim pasižiūrėti skaičiuotuvę. Pavyzdžiui, įsirašę 0 ar ten pi iš 2, mane tik nepamirštam, kad skaičiuotuvė būtinai būtų radianais pasirinkta viskas, bet čia per daug nereikia aiškinimo, manau, visi žino šitą atsakymą, tai atsakymas antras, sakau, įsistatom skaičiuotuvę ir pasižiūrim. Ir nėra kitokio lengvesnio būdo. Antras, mums duota funkcija, 3x, ir kuris taškas priklauso funkcijos y lygu f nuo x grafikui, tai mums realiai reikia pasirinkti tiesiog tašką, kuris atitiktų šitai funkcijai. Tai jeigu, pavyzdžiui, pasirenkam va šitą, tai reiškia, kad 3 ir 3 pakelta minus 1 turėtų būti lygu. Bet taip nėra. Tai reiškia, šitą iškart galima atmesti. Tai žiūrim antrą. Tai turėtume gauti 1/9, jei 3 pakeltume minus 2. Ar mes tą gauname? O taip, jo. 3 minus 2 būtų tiesiog 1/9. Todėl žymime atsakymą 2. Minus 2 ir 1/9. Tada trečias uždavinys, Turime lygti. Šaknis iš 3 minus x lygu 2. Lengviausias pats būdas yra tiesiog viską pasikelti kvadratu. Tai mes turėsime tiesiog 3 minus x lygu 4. Abi pusės pakeliam kvadratu. Ir ties kuo mes baigiam, mums turi būti x yra tiesiog lygus 3 minus 4 ir tai būtų tiesiog minus 1. Nieko sunkaus, tiesiog pasikeliam kvadratu ir pasiskaičiuojam atsakymą. Minus 1. Bum. Gerai, dabar duotas 2 skaičių aibės. Ir nustatyti, kiek elementų priklauso skirtumai arba. Tai kas yra skirtumas realiai? Tai skirtumas yra, mes turim šitą aibę ir visi tokie patys skaičiai šitoje aibėje, nutipo, kad ir a yra ir b, tai visi įsibraukia realiai. Čia ir yra skirtumas. Tai žiūrime. 2 čia nėra, 2 lieka, 5 yra, reiškia skirtumas. Tai atimam jį, 7 nėra ir 11. Tai kiek mes turėsime elementų? 3. Ok, judame toliau. Tai 3 minus x yra mažiau už 3 12. Labai nesunkus uždavinys. Ką mums tiesiog reikia padaryti? Jau mes turime pagrindą vienodą, tiesiog reikia parašyti, kad minus x yra mažiau už 12. Tai reiškia, x bus daugiau už minus 12. Tai kuris atsakymas? Aišku, kad trečias. Nuo minus 12 iki begalybės ir judame per kitą uždavinį. Dabar turime modulį. Ir modulis yra mažiau arba lygu už 9. Tai kas žinome modulis yra atstumas. Tai reiškia, jeigu žiūrėtume iš tiesiog x ašies, tiesiog rodau jums. Įsivaizduojam turim 0, čia. Tai minus 9 atstumas būtų vis tiek 9, kad ir čia būtų 9, atstumas irgi 9. Tai labai nesunkiai galim pasakyti, kad atsakymas yra nuo minus 9 iki 9 ir nuo 9 iki begalybės. Dabar kaip galėtume jį išspręsti tiesiog paprastai. Tai pasirašytume vieną atvejį, kai x yra daugiau už 0. Tada būtų tiesiog x yra mažiau arba lygu už 9. Tai reiškia, kad x yra tarp 0 ir 9.
x priklauso nuo 0 iki 9. Ir antras variantas, kai x yra mažiau arba lygu už 0. Tiesiog tada prie x prisirašytume minusą, nes į ką turėtume čia pauze -1, tai -1 modulį būtų tiesiog 1. Dėl to mes čia turim prisirašyti minus. Nes būtų -1 kart -1 ir tai duotų mums tiesiog 1. Tai minus x mažiau arba lygu už 9, tai tiesiog x yra daugiau arba lygu už -9. Ką mes turim? X priklauso nuo -9 iki 0. Ne? Ir todėl mes turime atsakymą antrą. Judame prie 7 užduoties ir čia turime vektorius. Ne? Ir mum pažymėti tašką taip, kad vektorius A nubrėžtų iš taško A, jūs pažymėti taško koordinatė būtų -2 ir 1. Tai ko iš mūsų čia prašo užduotį? Tai realiai koordinatės. Tai koordinatė eitų -2, tai pirma koordinatė yra x ašis, o antra koordinatė yra y ašis. Tai reiškia, mes per 2 pajudėjom į kairę ir per 1 pakilom. Tai nes to vektorius. Tai nuo A mes einam 2 žemyn ir 1 pakilom. Tai mūsų vektorius bus į tašką 3 ir 1. Ne? Ir dabar B užduotis, arba antra užduotis mūsų prašo nubrėžto vektoriaus iš nulinio vektoriaus į mūsų pažymėtą tašką, tai būtų tas 1 ir 3. Ir koks būtų jo ilgis, tai ilgį mes paprasčiausiai galima nepasiskaičiuoti per Pitagoro teoremą. Tai reiškia, būtų 1 kvadratu plus, matome 3 kvadratu, tai būtų mūsų vektoriaus B ilgis. Ir jeigu ištraukiame šaknį iš to, mes gauname, kad tai yra šaknis iš 10. 1 plus 9. Tai atsakymą rašysime 10, o vektorių žymėsime ant taško 1 ir 3. Kągi, dabar paprasčiausias uždavinys. Tiesiog įsistatom skaičiuotuvus, bet jeigu norit platesnio paaiškinimo, tai įsivaizduojam, turim tą vienetinį apskaitimą, jau visus gerai grįsusi, ir įsivaizduojam, sinus 2,026. Įsivaizduojam, kad čia yra tiesiog 2pi, čia yra pi iš 2, čia yra pi ir čia yra 3pi iš 2, Tai 226 pi, tai bus čia, minus pi iš 2, tai minus ketvirtas, tai busim čia. Tai y sinusas reikšmė bus kokia? Minus 1, Dabar kosinusas žiūrim, 2024 pi plus pi, tai bus 2025 pi. Tai nelyginis skaičius, tai reiškia, busim ant čia. Kokia kosinusas reikšmė? X ašis matome minus 1. Tai paprasčiausias pats būdas susirašyti skaičius iš skaičiuotuvo ir lengvai apskaičiuoti, bet jei neturite skaičiuotuvo, tai pagal vienetinį apskaitimą čia irgi labai viskas aiškiai matosi ir turime, kad atsakymas yra minus 2. Dabar mums reikia čia suprastinti reiškinį ir reikia tiesiog atsiminti vieną formulę. Ir tai yra a kubu minus b kubu. Ir ta formulė yra, atrodo taip. Tai a kubu minus b kubu yra tiesiog a minus b kart a kvadratu plus ab plus b kvadratu. Ir visą šitą padalinam iš a minus b. Tai bum įsiprastina. Ko mes liekam? A kvadratu plus ab plus b. Žymime pirmą variantą. Dabar 10, ir čia jau turim logaritmą, Žinom, kad logaritmai įsiprastina, jeigu skaičius yra pakeltas logaritmų to pačio skaičiaus pagrindu, Bet dabar ką mes su dviejais darom, Tai galim šitą tiesiog persirašyti reiškinį kaip tiesiog 3 log 3 ir x, 2 perkeliam ant čia, tai bus 2 kvadratu. Tai dabar ramiai įsiprastina, 3 ir log 3 įsiprastina, ir su kuo mes liekam x kvadratu. Tai žymėtume variantą antrą. Ir dabar, čia tiesiog dar vieną labai lengvą prisimenu savybę, kad jeigu matom tarp logaritmų sudėtį ir pagrindas yra tas pat, tai mes tiesiog logaritmo šitas reikšmės sudauginam. Tai bus b kart 1 dalinta iš b kvadratu. Tai kvadratas įprastina, b įprastina ir mes liekam su log 5, 1,
dalinta iš b. Ne? Tai būtų variantas 4. Tai žymime atsakymus čia x kvadratu, o čia log 5 1 padalinta iš b. Dabar irgi tiesiog logika. Ne? Žinome, kad 2 pakeltų laipsnių yra 7, tai kam bus lygu 2 tuo x plus 3. Ne? Tai kaip mes galim persitvarkyti šitą reiškinį ir viskas mums labai greit pasiaiškės. O mes tiesiog vietoj 2x plus 3, tipo laipsnis x plus 3 mes pasirašom tiesiog kaip 2x kart 2 trečiuoju, ne? Realiai tas pats, ne laipsnių savybės. Tai ką mes turime? Tai vietoj 2x turim 7, tai reiškia turime tiesiog 7 kart 2 trečioji bus 8, tai 7 kart 8. Tai bus 56. Su dar vienu susitvarkėme uždaviniu ir judame toliau. Tai dabar, kada vektoriai realiai būna kolinarūs, more or less, kai tiesiog jų yra, jie yra proporcingi, ne? Tai jie turi būti proporcingi. Ir dabar, kuria reikšmė tada m tiktų, tai m tiesiog žinome, kad būtų 6 kartų dalinta iš minus 3. Ne, irgi. Savybės, žinokit. Kuo daugiau žinokit teorijos ir jums bus lengviau. Ne? Realiai šitas visa pirma dalis yra beisinta ant teorijos. Ne? Ir kaip jūs sugebat gerai įsisukti iš padėties. Ir jo, judame toliau. Dar vienas uždavinys. Logaritminė lygtis irgi. Tiesiog atsimenam viską, ką mokėmės prieš tai ir ką mes turime. Tai mes turime, kad mums reikia abi pusės gauti su pagrindu log. Ne, log 10. Arba log 10. Tai ką mes turim padaryti, tai 10 perkelti kitą pusę. Tai bus 12 minus 10, kas bus tiesiog 2. Ne, tai reiškia log 3x plus 1 yra lygu 2. Dabar mums reikia sugalvoti, kad jeigu čia būtų pagrindas, tai reiškia 10 kvadratu būtų kam lygu 100. Ne? Tai 2 pasiverčiam tiesiog į logaritmą. Tai vietoj 2 logaritmą, jeigu pasiverstume, tai būtų tiesiog 1, būtų lygu log, čia 100, o log 100 yra tas pats, kas 2. Ne, ir dabar tiesiog galim susilyginti. Tai 3x plus 1 būtų tas pats, kas 100. Ne, tai 3x yra tiesiog 99 ir x reiškia bus pas mus 33. Ir rašome atsakymą ir galim judėti toliau. Dabar nykstamoji progresija, ne? Mes žinome sumos nykstamosios progresijos formulę pagal tai. S yra B1 dalinta iš 1 minus Q. Mes turime S, mes turime B1. Lengviausi taškai pasaulyje, ne? Tiesiog 5 lygu 4 dalinta iš 1 minus Q. Dabar ką su 1 minus Q darom? Tiesiog keliam viršų, tai bus 5 kart 1 minus Q lygu 4. Ne? 5 minus 5Q lygu 4. 5 keliam į kitą pusę, tai minus 4Q lygu. O minus 5Q yra lygu tiesiog minus 1. Ir tai reiškia Q bus lygu tiesiog 1/5. Ne? Dalinam bus iš 5. Taigi, atsakymas 1/5 irgi. Formulės. Okay, dabar judam prie 15 uždavinio. Ir ką mes čia realiai matome, ne? O mes matome čia grafiką ir mums reikia nustatyti A ir B reikšmė. Kai mes tai padarysime, ogi labai paprastai, ne? Irgi. Pirma, kaip atrodo tiesiog šaknis iš x grafikas. Jis būtų nuo 0 ir eitų, kažkaip taip, ne? Tai dabar, kaip žinom, pažiūrim, matome, kad mūsų yra pasislinkęs per 2, ne? Į apačią. Grafikas. Ir per 3 į kairę. Dabar ką mes su tą informaciją galim padaryti? Tai įsivaizduoju. Jeigu paslinkom per 3 į kairę, tai koks tada bus A? Kokia bus tada A reikšmė? Pagalvokit, nes A gali būti bet koks skaičius nuo 3. Žiūrėkit, kodėl dabar? Tai jeigu vietoj x įstatysim minus 3, tai bus minus 3 plus 3 bus 0. Tai reiškia apibrėžimas tai nuo minus 3 iki begalybės, ką mes čia ir matom. Tai A bus 3, o B tada, kaip pažiūrėsim, matome, kad grafikas per 2 nuleistas. Tai ką tai reiškia? Kad tiesiog rašysim minus 2. Nes jeigu čia įstatysim, reisim, kad ir minus 3, čia bus
plus 3, tai bus 0, tai turėtų būti čia šiaip grafikas, bet kadangi mes turime b minus 2, tai per 2 nusileidžia. Taigi rašysime atsakymus čia 3, o čia minus 2. Kągi, dabar labai atrodo iš papradžių labai keistas uždavinys, bet iš tikrųjų nieko čia nėra sunkaus. Ne, matot, čia yra šaknis kubinė šaknis iš a. Tai jeigu mes tiesiog visą abi pusės pakeltume iš, pakeltume trečiuoju, kad čia liktų tik a, o ne ką mes čia ir turim. Tai ką mes turėtume? Tai 3 trečiuoju būtų 27, tad čia liktų tiesiog a, o 11 kubų būtų tiesiog 1, 3, 3, 1. Ne? Tai ką mes matome? Mūsų prašo didžiausią galimą jam reikšmę, tai reiškia atsakymas yra 27. Rašome 27. Ir judame toliau. Ne? Dabar turime tiesiog paprasčiausią lygčių sistemą. Ir mums reikia z. Tai iš pirmos lygties mums ką reikia tiesiog padaryti, tai per x pvz, daleiskime ir x. Tai gerai, turėsim x yra tiesiog 4, ne, minus y minus z, ne? Tiesiog kažką darom, sprendžiam lygtį. Turim 3 nežinomos ir 3 lygtis. Neturėtų būti nieko sunkaus. Tai gerai, dabar kai turim šitą, varietui šitos lygties įstatysim čia x. Tai ką turėsim? Minus 4 plus y plus z lygu 9. Čia mano z, atsiprašau, gali atrodyti biškai kaip 2, bet čia yra z. Tai gerai, ką mes turim, kad y plus 2z yra kam lygu? 4 kitą pusę, 13. Ir turim kitą lygtį, kas yra y plus z yra 8. Ane? Ir mūsų kitas žingsnis yra tiesiog, ane, sudėties būdu tiesiog sudėti. Ane? Nes jeigu pridėsim y ir minus y, mes gausim 0. Tai ką mes turim? 3z yra kam lygu? 13 plus 8, 21. Tai reiškia z bus lygu tiesiog 21 dalinta iš 3 ir tai bus 7. Tai atsakymą rašome 7. Ok, tai turim dar vieną logaritmą ir dabar esam susidūrę su nelygybė. Tai ką mes turime? Mes čia turim log 1/3 x, o dabar mums čia reikia vietoj minus 4, kad atsirastų logaritmas pagrindu 1/3. Tai dabar ką mes darysim? Tai mes tiesiog 1/3 pakelsim minus 4 ir ką mes turėsim? Mes čia turėsim 81. Ne? Galite patikinti, jeigu parašytume skaičių log 1/3, 81, tai jūs turėtumėt gauti minus 4, jeigu padarysite viską teisingai. Taigi, dabar, kadangi mes sprendžiam su pagrindu, kuris yra mažiau už 1, mes kai rašom nelygybę ženklą, mes tiesiog apverčiam, tai reiškia, kad x yra mažiau už 81, todėl didžiausias veikas sprendinys bus ne 81, o 80, nes 81 jau nebeįeina į mūsų sprendžiamą vietą. Dabar ką mes turime, tai tiesiog, kad a0,1 yra 5. Tai mums kažkaip reikia šito gauti a0,1, kaip darėm jau praeitam uždavinį, kur buvo 2x lygus 7. Tai dabar a3/5, šaknis būtų 1/2. Tai ką mes čia turim? a3/10. Tai ką mes realiai čia turime? Ogi mes čia turim a1/10, kr3. O mes žinom, kas yra a0,1. Tai 0,1 yra tas pats, kas 1/10. Tai ką mes realiai turime? Mes čia turime 5 kubų, kas tiesiog būtų 125. Todėl į atsakymą rašome 125. Ok. Tai jeigu mes žinom, kad apibrėžimas yra nuo 3 iki begalybės, tai ką mes tu galim padaryti? O mes galim sakyti x plus bn, mes nežinom, yra, kad kažkada yra lygu 0, bet kada? Kai x turi mažiausią galimą reikšmę. Tai reiškia 3 plus b lygu 0. Tai reiškia, kam bus lygu b? Minus 3. Ir dabar jau kai šitą dalyką žinom, tai labai nesunkiai galim pasiskaičiuoti. Viską. Tai mes žinom, kad šitas taškas priklauso funkcijai, tai reiškia, kad log a, 124 minus 2,
yra tiesiog lygu 2. Ne, tai ką tai reiškia, kad log 122, ne, yra tiesiog basically 2. Tai reiškia, a pakelta kvadratu yra 122, tai kamerė yra, šaknis iš 122 yra tiesiog 11. Ne, minus 11 negali būti. Atsakymas yra 11. Dabar žiūrėkit, įdomesnis uždavinukas. Mes turim tokį keistą kosinusų grafiką ir mums reikia parodyti, A ir B reikšmės. Ir kaip mes tai padarysim, mes žinom, kad grafikas yra pakilęs per 1. Dabar pirmas tvarkom su gal B. B bus daug paprasčiau. Nežiūrėk, per kiek yra pasitlinkęs kosinus grafikas. Mes žinom, kad kai kosinus yra 0, tai pas mus kosinusas yra taške 1, aukščiausiam taške. Tai reiškia, mes matome, kad jis yra aukščiausiam taške 4 ir tai yra tiesiog 2. Ne? Tai reiškia, kad jis yra pasilinkęs per 2. Todėl pas mus B bus 2. Nu, tai reiškia. Jeigu pas mus bus kosinusas 0, tai bus minus 2, tai čia jau bus šito vieta. Tai jeigu mes turėsim x kaip 2, tai 2 minus 2 bus kosinus 0 ir tai bus didžiausia mūsų galima reikšmė. Tikiuosi, aišku. Dabar pas mus grafikas yra pakilęs per 1, bet kiek jisai, A realiai parodo, ant kiek jis yra aukštas, tipo, kiek skyla į viršų. Tai mes matome aiškiai, kad jisai pakyla per 3, Žiūrėk, iš viso kyla nuo 4 iki 2. Tipo, minus 2, nuo 4 iki minus 2, tai iš viso yra pokytis 6. Bet kadangi mes einame pirmyn ir žemyn, tai mes realiai skaičiuojam nuo šito taško. Tai žiūrim nuo šito taško, nes mes esam pakilę per 1. Tai žiūrim, kad 3 yra pakilimas iš abiejų pusių. Tai tikiuosi, aišku, nėra labai lengvai paaiškinamas uždavinys, bet tikiuosi, jums įstrigo ir buvo aišku. Gerai, dabar žiūrim kitą. Mes turim funkcijos reikšmių sritį. Ir mums reikia nustatyti f modulis. Tai mes žinom, kad modulis negali būti neigiamis skaičiais. Tai reiškia, jeigu nuo minus 5 iki 3, tai koks mažiausias teigiamas skaičius gali būti šioje? Aišku, kad 0. Dabar įsivaizduojam mane taip. Buvo nuo minus 5 iki 3. Kas dabar atsitiko? Čia kažkur 0. Dabar mes turim nuo 0 iki kiek? O tiesiog nuo minus 5 perėjom iki 5, nes įsivaizduojam, modulis yra atstumas. Dabar toliausias atstumas bus 5. Nes, tipo, minus 5 įgyja tiesiog reikšmę 5, tai reiškia, koks bus mūsų reikšmės sritis, bus tiesiog nuo 0 iki 5. Okay. Ir judame toliau. Dabar mums reikia spręsti lygtį, tai mes nagrinėsim 2 variantus. Žiūrim, kada šitas yra mažiau už 0 ir kada šitas yra daugiau už 0. Tai reiškia, kada x bus daugiau už 2 ir kada x bus mažiau arba lygų už 2. Dabar, kada jis yra daugiau už 2, tai mes turėsim, pavyzdžiui, 2 minus 3. Tai reiškia, bus neigiama. Tai mums reikia pakeisti vietomis. Mes turėsim x minus 2 lygų x minus 2. Tai reiškia, kad 0x lygų 0. Tai reiškia, kad x priklauso nuo minus begalybės iki begalybės, bet mes žinom, kad x yra daugiau už 2. Tai reiškia, kad x priklausys nuo 2 iki begalybės. Ir dabar, jeigu turėtume mažiau arba lygų, tai ką mes turėsim? Ogi mes labai turėsim paprastai, kad x minus 2. Esim paprastai, Įsivaizduojam, statom kokį 1, tai bus 2 minus 1, teigiamas skaičius, tai viskas gerai. Tai reiškia, 2 minus x lygų x minus 2. Ką mes turime? O mes turim, kad 2x yra lygų kiek? 4. Tai reiškia, kad x yra tiesiog lygų 2. Tai irgi įeina iš tą apibrėžimo sritį. Tai koks mūsų bus atsakymas? Ogi bus nuo 2 iki begalybės, Suskaičiuoja sudėdama būdu mūsų variantų. Tai reiškia, turėsime atsakymą paskutinį. Dabar, kurios dvi lygybės neturi sprendimų? Dabar matom iš karto mažiau už 0. Arba daugiau už 0. Tai iškart atkreipiam tą dėmesį. Žiūrim. Atsimenu. Pavyzdžiui, lyginė funkcija. Ar lyginė funkcija gali būti daugiau už 0?
Gali. Ar gali būti mažiau už 0? Negali, ne? Nu, jeigu atsimet, jeigu x kvadratu mes turime, tai jis vis laik bus, jis pasieks tik 0, bet jis niekada nebus mažiau už 0. Ne? Šitą atsimenu. Tikiuosi, kai lyginę funkciją mes, kažkokį skaičių mes pakėlę lyginių laipsnių, mes vis laik turėsim teigiamą atsakymą. Tai va, iš karto vienas yra pas mus geras. Dabar kuri antra? O mes atsimenam irgi, kad rodiklinė funkcija realiai eina taip, ne? Niekada nepasiekianti 0. Ne? Tai ką mes turime? Ogi mes labai paprastai turim. Ne? Žiūrėkit, jeigu čia eina iki 0, bet niekada nedaeina iki 0, tai reiškia, kad jį bus vis laik daugiau už 0. Tai ar gali būti mažiau arba lygi 0? Ne. Nes jį vis laik artės prie 0, bet niekada nebus lygi 0. Tai šitas dvi renkamės ir judame prie kito uždavinio. Ok, dabar turim 25 klausimą ir liko tik 10 klausimų, tai niekur nepabėkit, jau esame link galo. Dabar įsivaizduokit apsitimo centras, o gerai, nu galim tokį mini pasibražyti, ne, jūsų suvokimui. Įsivaizduojam, kad čia yra apsitimo taškas O, ant 1 ir 0, tai kažkur čia bus, ne? Ne, ir turim tašką 2 ir T. Tai taškas 2 bus kažkur čia, o T bus čia, ne? Ir turėsim čia apskaitimą kažkur. Ne, nu plius minus. Ne, kurios spindulys yra šaknis 17. Tai reiškia, atstumas nuo T iki taško O yra koks, teisingai atspėjote, su spindulys arba šaknis iš 17. Ne? O tada taškas, mums reikia apskaičiuoti realiai T reikšmę, tai mums reikia apskaičiuoti Y ašį. Mes žinom X ašį, kad čia yra 1, čia yra 2, tai čia koks bus atstumas 1. Tai ne, tai jeigu mes skaičiuojam T, tai T kvadratu bus tiesiog šaknis, šaknis 17, ne kvadratu, minus 1 kvadratu. Tai bus tiesiog 16, tai kam bus lygu T? Tiesiog 4. Ne, nes mes žinom, kad tai yra daugiau už 0. Bum, išspręsta, nieko sunkaus. Ir judame toliau. Dabar mes turime geometrinę progresiją, ne? Ir mums reikia NT formulę. Ne. Žiūrėkite, tai ką mes iškart galim padaryti? Mes labai lengvai galim pasiskaičiuoti Q, nes mes žinom, kad Q yra Bn dalinta, arba Bn plus 1 dalinta iš Bn. Ne, tai ką mes čia turim? Ne, kad Bn dalinta iš Bn yra tiesiog 3. Ne? Dabar ką mes šitą informaciją galim padaryti? Ogi labai paprastai. Ne, mes turime pirmą narį, 1/9. Čia turim Q, ne, n-1. Ne, Bn. Tai ką reiškia? 1/9, ne, vietoj Q rašome 3, tai bus 1/9 kart 3n-1, o 1/9 kitaip būtų 3-2 kart 3n-1, tai minus 2 plus n-1, tai būtų tiesiog 3n-3, ne? Irgi, nieko tokio yra neįveikim. Tiesiog formulės, atsimenu. Nu ir gerai, ir prieinam prie šitą užtai. Jisai yra truputėlį sunkesnis, nemeluosiu. Dabar žiūrėkit, ko mums reikia? Mums reikia tiesiog šito pavidalo. Ir čia mums labai gerai pravers formulę log c b. Čia parašysiu, kur bus vietos. Log c b dalinta iš log c a yra tiesiog log a b. Ne? Dabar mums reikia kažkaip išskirstyti log 250. Kažką su juo padaryti, ne, kad mes turėtume kažkur čia logą 2 įkištą, ne? Ką mes galim padaryti? Tai mes log 250 galim išskirstyti taip. Tai mes turėsim log 100 minus log 2, ne? Log, ne? Logiškai. 100 dalinta iš 2 yra 50, ne? Išskirstyti. Ar ką galim su log 200 padaryti? Ogi, ne, galim panaudoti labai gerai šitą formulę. Ne, tai kokią imsim pagrindą, aišku, kad 10, tai turėsim čia log 100
dalinta iš lag iš 2. Ane? Tai žinom, kad lag yra 2a, lag 100 yra 2 ir minus log 2, 2. 2, 2 žinom, kad yra tiesiog 1. Tai reiškia, turėsim 2 dalinta iš a minus 1 arba kitaip 2 minus a dalinta iš a. Irgi. Tiesiog panaudokit savo vaizduotę. Ne? Vaizduokit savo vaizduotę, kai dar šitas uždavinius ir viskas bus gerai. 28 nemokamai numestas taškas lengvai ir matome, ne? Tai šita vieta kas būtų? A ir C sankirta, ne? Nes sankirta realiai yra ta vieta, kur susikerta abiejų esami dydžiai, ne? Tipo, čia būtų tik A į B buvusą, čia yra A ir C sankirta, ne? Nu, jo, tiesiog žinokit, ką tai reiškia, basically. Ir ką mes čia turim? A ir B sankirta. Ne, tai mes turim A ir B sankirtą ir su sąjunga su A ir C sankirta. Ne, nes sąjunga yra sujungimas. Tai ne, mes matom šitą sujungtą su šitu. Ok, liuks ir judame toliau. Dabar šitas uždavinys, nu, man tiesiog, kai aš išsprendžiau, man tiesiog pasisekė, kad va, taip va išėjo. Tai bent jau kaip aptariam. Ne, nu įsivaizduom, kad pirmas darys yra realiai A1, ne, tada yra A2, tada yra A3, ne, tai realiai A1 yra tada A1 plus A1 plus D, nu ne A2 yra, tada A1 plus 2D, ir einam taip toliau iki A1 plus 10D, ne, ir tai yra lygu 2. Ne, ir ką mes dabar galim padaryti, tai kiek mes turim A1, tai mes A1 turim 11. Ne iš viso. Tai 11, A1 ir pridedam kiek D, tai bus 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8 plus 9 plus 10. Kiek tai bus? Jei dabar neklystu, tai bus tiesiog 55. Ir tai yra lygu 22. Dabar, funny part is, jeigu mes viską padalinam iš 11, ką mes turėsime? A1 plus 5D lygu, nu jo, čia minusą pamiršau, bet jo, minus 2, ne? O kas yra A1 plus 5D? Kitai žodžiais yra tiesiog A6. Tai koks atsakymas? Minus 2. Jo, vienas iš tokių keistesnių, bet veikiamas. Ok. Tai turim 30 uždavinį ir dabar mums reikia rasti, kada lygtis turi be galo daug sprendinių. Tai kad lygtis tiesinė turėtų be galo daug sprendinių, jei reikėtų tenkinti vieną labai paprastą sąlygą, kuri jau buvo kažkada pasirodžius, kad 0x turi būti lygu 0. Ne? Kodėl taip yra? Nes įsivaizduokit, kad ir kokį mes skaičių statysim vietą x, jis bus padaugintas iš 0 ir mes gausime 0. Ne? Tai aš iškart žiūriu šitą, kad ax plus 4x turėtų būti lygu 0. Ne? Tai jeigu įsikeliam x, tai turėtume a plus 4 lygu 0. Tai reiškia, a plus 4 turėtų būti lygu 0. Tai reiškia, a yra tiesiog minus 4. Ne? Tai pirma, dabar pasižiūrim. Ne? Jeigu įsidarysim minus 4, tai mes turėtume minus 4x minus 4 plus 4, ne, minus 4 plus 4x lygu 0. Tai ką mes turėtume? 4x minus 4x turėtume 0, o minus 4 plus 4 mes turėtume 0. Tai reiškia 0. X lygu 0, taigi mūsų atsakymas minus 4 yra validus. Ir dabar žiūrime čia. Dabar nereikia įsigąsti, mes iškart matome, kad reikia pavidalų užrašyti m kart a plus n. Tai reiškia, mes kažką turim padaryti, kad apačiai išprastintų. Per ką mes padarysim? Mes galim sujungti labai gražiai narius, ne? Šitas ir šitas. Labai gražiai susijungia. Ir jeigu, pavyzdžiui, mes čia iš 4, ne? Nu, gerai, persirašom 4a3 dalinta iš 2, galim aiškiau matysis. Plus 6a antroji minus 3 dalinta iš 2a antroji minus 1. Dabar žiūrėk. Iš čia mes galime skelti a, 2a.
2a įsikeliam, tai kas čia lieka? 2a, ne, 3 antros minus 1 bus 1 antroji, minus 1, o čia turėsim, jeigu 3 tiesiog įsikelsim, čia turėsim 3, 2a, 1 antroji, minus 1. Ne, dalinta iš 2a, 1 antroji, minus 1, ne? Tai dabar aiškiai matome, kad jeigu viską sudėtume, turėtume 2a plus 3 kart 2a 1 antroji minus 1 dalinta iš 2a 1 antroji minus 1. Bum, įsiprastinam, ką mes turim? 2a plus 3. Tai reiškia, mūsų m bus 2, o n bus tiesiog 3. Ne? Ir darom ir kažką gaunam. Dabar su funkcija irgi nieko nėra sunkaus, nereikia įsigąsti. Žiūrėkit, mes žinom, mums reikia paskaičiuoti f nuo x, jeigu f nuo 10 yra 6. Tai f nuo x realiai yra pas mus f nuo 5. Tai jeigu f nuo 5 čia bus, tai kas čia bus? 2 kart 5 bus f nuo 10. Ane? Bum, viskas. Tiek mums reikia. Tai reiškia 6 lygu f nuo x, dabar minus 3 kart, būtinai 5, ne kart 10. 3 kart 5, tai reiškia f nuo x bus lygu 6 plus 15 ir tai bus lygu 21. Ne? Dar vienas uždavinys išspręstas ir judame toliau. Kągi. Priėjom prie vienos iš sunkiausių užduočių, mano nuomonė. Ir dabar mes žinome, kad BC iš AD yra 2 prie 3. BC dalinti iš AD 2 prie 3. Ne? Žiūrėkit. Ką mes žinom? Dabar, ką mes galim padaryti? Žiūrėkit. Bum. AB, BC, CD. Ką mes turime realiai? Mes turime vektorių AD. Tai reiškia, vietoje D galima rašyti A plus BC plus B. Čia BC. Ne? Nu, realiai pagalvokit. AD šio vektorius yra A plus BC plus B. Ne? Bum. Ir ką mes šito galim išpešti? Ir mes žinom, kad tai yra 2/3. Tai reiškia 3BC tiesiog 2A plus 2BC plus B. Ne? Tai gerai, šitą keliam kitą pusę. Čia 2 nepamirštam. Tai reiškia BC, ką mes turime, kad yra tiesiog 2A plus 2B. Viso, viskas. Uždavinys įspręstas. Irgi labai lengvai. Ir M ir N, reiškia, bus tiesiog 2. Ir judame prieš paskutinio. Tai šitas irgi nieko sunkaus. Reikia nustatyti mažiausią reikšmę. H nuo x, kai tai yra tiesiog, tai mums reikia realiai vietoj x sustatyti kosinus, tai ką mes turėsim? 5 kosinus kvadratu x plus 2, ne? Tai kokią mažiausią reikšmę gali įgyti kosinus x, ogi tiesiog 0, ne? Nes čia yra kvadratu, tai jis bus arba nuo 0. Jo apibrėžimo sritis, ne? E nuo I bus tiesiog nuo 0 iki 1. Ne, tai jeigu čia turėsim kosinus x 0, tai turėsim 5 tiesiog kvadratu. Tai bus 25. Tai mažiausia reikšmė kokia? 25. Bum. Ir mes judame prie paskutinio uždavinio. Taigi, dabar mums reikia biškį minimalaus setup. Ne? Tai pirma, ką mes žinome? Mes žinome, kad A1 yra tiesiog A, A2, kas yra B, yra tiesiog A minus 3, o C yra tiesiog A minus 6, nu ne, A3. Ne, ar spėsite progresiją. Ir kaip mums paskaičiuoti Q, tai Q, ne, jeigu žinom, kad čia yra, kad B1 yra 3C,
B2 yra 3B, ane, ir B3 yra 3A. Jau anksčiau žinom, kad Q yra tiesiog B, ane, BN plus 1 dalinta iš BN. Tai reiškia, Q yra tiesiog 3A dalinta iš 3B. Dabar kodėl taip? Tai žinom, kad B yra tiesiog A minus 3. Tai reiškia, Q yra 3A dalinta iš 3A minus 3. Ane? What's our next move? Tai mūsų next move yra tiesiog, ane, tą minus 3 pašalinti. Ne? Tai reiškia, kad Q yra tiesiog 3A dalinta iš 3A kart 3 minus 3. Ane? Čia, kad 3A įsiprastinti. Ir ką mes turime? Turime Q lygu 1 dalinta iš 3 minus 3 minus 3. Arba kitaip, tiesiog Q 3 trečiųjų, ane? Minus 1. Minusą jeigu išprastinam, tai trejetas eina į viršų. Turime, kad tai yra tiesiog 3 trečiųjų. Tai tiesiog bus 27. Irgi nieko tokio įspūdingo. Bum, baigiam. Ką? Egzaminas pabaigtas. Galime spausti suvestinę, pateikti. Tikiuosi viskas yra gerai. Čiki. Visi atsakymai čia. Gero jums ruošimosi finaliniam egzaminui. Jeigu norite privačių pamokų, rašykite man. Ir būtinai nepamirškit mokytis 11 klasė. 100% egzamino tikrai svarbu. Tai nepaleiskit ir atsiskaitykit normaliai tą bandomąjį. Matot, užduotis nėra kažkokios neįveikiamas. Viską tikrai galima išmąstyti nesunkiai. Turite formulės, turite viską, ko jums reikia. Tai didžiausios sėkmės visiems ir dėl privataus mokymo susiekite su manim asmeninę žinutę.